Rorate Caeli 2016 m. Vatikano komisija atmetė Medžiugorjės įvykių antgamtinę kilmę. Italų žurnalistas D. Murdžia neseniai paskelbė 2016 m. Tikėjimo doktrinos kongregacijos CDF svarstymų rezultatus, kurie atskleidžia naują, svarbią informaciją apie Vatikano požiūrį į tariamus apsireiškimus Medžiugorjėje. 2010 metais popiežiaus Benedikto XVI prašymu buvo įsteigta Tarptautinė komisija Medžiugorjės klausimų, kuriai pirmininkavo kardinolas Camillo Ruini. Svarbiausia, kad ji nebuvo įsteigta kaip nepriklausoma institucija, tiesiogiai pavaldi popiežiui, bet veikė tikėjimo doktrinos kongregacijos sudėtyje ir jos pavaldume. Šventojo sosto oficialiame pranešime buvo nurodyta, kad komisija savo darbą vykdys konfidencialiai, o tyrimo rezultatus pateiks kompetentingoms kongregacijos institucijoms. Taigi buvo numatyta, kad komisijos išvados sudarys vieną iš platesnio doktrininio tyrimo etapų. Tikėjimo doktrinos kongregacija, kuri Medžiugorjės reiškinį nagrinėjo jau dešimtmečius, turėjo įvertinti komisijos išvadas prieš pateikdama šį klausimą popiežiui. Ruini komisija savo darbą baigė 2014 metais ir perdavė dokumentaciją Tikėjimo doktrinos kongregacijai. Jos išvados buvo palyginti palankios, ypač dėl 1981 metų pirmųjų tariamų apsireiškimų antgamtinio pobūdžio galimybės. Vėliau popiežius Pranciškus šį klausimą perdavė Tikėjimo doktrinos kongregacijos Feria Quarta reguliariam svarstymų posėdžiui. Nariai svarstė ne tik Ruini ataskaitą, bet ir kritišką dokumentą, kuriame buvo ginčijamos komisijos išvados bei tolesnį atsakymą į tuos prieštaravimus. Rezultatas smarkiai skyrėsi nuo bendro palankaus įspūdžio susijusio su Ruini komisija. 33 kardinolai, vyskupai ir kiti aukšto rango bažnytiniai veikėjai buvo paprašyti pateikti rašytinį ir motyvuotą vertinimą, ar Medžiugorjės reiškinys yra antgamtinis. 21 iš 33, beveik 2/3, padarė išvadą constat de non supernaturalitate, kad Medžiugorjės įvykiai nėra antgamtinės kilmės. Tik 9 balsavo už constat de supernaturalitate, o 3 manė, kad nėra pakankamai įrodymų, kad būtų galima padaryti galutinę išvadą. Šis skirtumas yra svarbus. Palankios išvados, dažnai priskiriamos Vatikano komisijai, nebuvo Tikėjimo doktrinos kongregacijos galutinis sprendimas. Komisija buvo įsteigta kongregacijos kaip tyrimo institucija, kurios išvados turėjo būti pateiktos kongregacijai tolesniam nagrinėjimui. Kai tas tolesnis nagrinėjimas įvyko, rezultatas buvo gerokai neigiamesnis. Maždaug 2/3 apklaustųjų atmetė reiškinio antgamtinį pobūdį. Popiežius Pranciškus galiausiai neatsižvelgė į šį neigiamą Tikėjimo doktrinos kongregacijos vertinimą. Vietoj to jis faktiškai jį atmetė ir sutelkė dėmesį į pačios Ruini komisijos išvadas, kurios pozicija dėl pačių pirmųjų tariamų apsireiškimų buvo žymiai palankesnė. Jis Medžiugorjės klausimą paliko spręsti savo pačiam, taip apeidamas neigiamą vėlesnio doktrininio vertinimo rezultatą, kuriam iš pradžių buvo skirta komisijos ataskaita. Vis dėlto Šventasis sostas niekada oficialiai nepripažino tariamų apsireiškimų Medžiugorjėje kaip antgamtinių. Murdžia neatskleidžia, kaip gavo konfidencialius dokumentus ir nenurodo savo šaltinio. Tačiau jis teigia, kad ketina galiausiai paskelbti individualius balsus, paaiškindamas, kad tokį pažadą buvo davęs man labai brangiam žmogui, kuris neseniai mirė, ir kad jaučiasi labai įpareigotas tą pažadą išpildyti. Komentaras, papildantis Murdžia straipsnį Kroatijos tinklaraštyje Viera į Dielą, atkreipė dėmesį į tai, kad kardinolas Camillo Ruini
kuris pirmininkavo Tarptautiniai komisijai dėl Medžiugorjės ir turėjo būti puikiai susipažinęs su jos darbu bei vėlesniais Vatikano svarstymais. Mirė 2026 m. birželio 16 d. Svetainė katalikų-tradicija.lt. Pasauliečių tradicinių katalikų judėjimas Lietuvoje. Išsilaikome tik iš tikinčiųjų aukų. Jei norite paremti mūsų veiklą, nuorodas, kaip tai padaryti, rasite mūsų svetainėje.